Labą dieną, šiandieną pasidalinsiu tokia trumpų piešinukų ir pasiruoškite, kol aš kalbu, pasiruoškite pieštuką ir popieriaus. Ir šiandieną išduosiu savo tokią pagrindinę paslaptį, kaip aš naudoju piešimą, jeigu reikia man greitai kažką tai išjudinti, kažką tai pradėti, duoti savo tokio postumio kažkokiam veiksmui. Ir ypatingai, jeigu yra kažkokia sritis, kažkoks dalykas, kuris jūs stabdo arba jūs jaučiatės tarsi negalite pajudėti iš vietos, nesvarbu, ar tai gali būti vidiniai procesai, ar tai gali būti susijęs su kažkokia veikla, kurią jūs turite nuveikti, kažkur kažką padaryti, arba tiesiog kažkas neišsisprendžia. Jūs laukite sprendimo ir ne viskas galbūt nuo jūsų priklauso, bet norisi tiesiog pajudinti procesą. Tai vat pasiruoškite pieštuką ir lapą dabar, parodysiu, kaip nupiešti taip, kad procesai pajudėtų. Ir tai vadinu mano paslaptis, todėl kad tai išsigryninau, kad yra veikiantis dalykas, pagrįstas irgi mano biogeometrijos mokslų, kurį aš dabar irgi integruoju su neurografika, tai pasiruoškite, to jau pademonstruosiu. Tai jeigu turite lapą prieš save ir kažkokį tai piešimo priemonę, nesvarbu kokia tai bebūtų, ir aš pradėjau nuo linijos. Liniją mes pradedam piešti, nupiešiam keletą linijų tam, kad tiesiog pradėti procesą, kad įeiti į pačią temą, kad susilieti su pačiu tuo subjektu, kurį mes čia dabar judinsime, piešime. Tai vat įsivaizduokit, mano atveju dabar aš pademonstruosiu per save, kad aš tarsi piešiu savo Facebooko sekėjų, kaip pasakyti, sekėjų kiekį, ar ne? Dėl to, kad aš labai mažai postinu, dėl to pas mane mažai ir vyksta kažkokios veiklos Facebook'e ir aš noriu tą veiklą šiek tiek pajudinti, šiek tiek atgaivinti ją, pradėti judinti iš tokio sąstingio kažkokio tai. Tai vat ir ką aš dabar darau, aš dabar įeinu į šitą temą, aš galvoju apie šitą temą, aš jai duodu kažkokį tai jau kontekstą, linijų pagalba, sukuriu kažkokį kontekstą. Ir aš sukuriu tiesiog tokį kaip judėjimą, ar ne, va žiūrėkit, kaip upė tarsi plaukia, tai čia mano yra minčių procesas. Neurografikoje mes sakom, kad linija ir tiesiog grafika visos linijos ir figūros yra minčių mentalinis procesas. Tai todėl mes dabar tą mentalinį procesą jį pavaizduojam linijom ir aš jau matau maždaug pagal linijų braižą, pagal jų formą, pagal jų susikirtimus, maždaug įsivaizduoju, žiūriu, bandau pajausti, kaip tai atrodo, kaip tai yra, kokia yra ta visa mano mentalinė, emocinė, energetinė bazė šitoj temoj. Ir aš jau per linijas galiu gauti kažkokią tai pradinę tokią įžvalgą. Ir toliau mes piešime patį jau tą subjektą, koks yra jūsų temos subjektas. Mano temos subjektas, kaip aš minėjau, kad aš jaučiu tokį štilių, sąstingį savo Facebooko veikloj ir man norėtųsi jį pajudinti. Tai dabar aš kažkur čia visoje šitoj tėkmėj ieškau būtent to taško, tos vietos, kur ta figūra labiausiai nori būti. Ir čia jūs pasitikėkite savo intuiciją, pasitikėkite savo ranka jums parodys ir nuves jūs būtent ten, kur tai turi būti. Man norisi būtent šitoj vietoj. Ir mes piešime kvadratą. Kvadrato figūra yra pati stabiliausia figūra iš visų mūsų neurografinių figūrų, kurias mes piešiame. Ir tai nebūtinai turi būti pats tiksliausias ar tiesiausias kvadratas, bet man gavosi toksai. Dabar aš šitą kvadratą dar lengvai paneurografuoju, tai reiškia, kad aš tai kvadrato linijai suteikiu dar neurografinę liniją ant viršaus. Ir jinai tokia subtili, nepiešiu spigliuotos vielos, bet tiesiog labai subtiliai, atsiprašau, neurografuoju šitą kvadrato kontūrą. Ir aš jau gaunu pradinį tokį vaizdą, dabar aš įsivaizduoju, kaip būtent taip atrodo mano Facebooko veikla. Jinai tiesiog stabili, kažkur srovė, toks įspūdis, kad jinai srovė kažkur plaukia, ta srovė kažkur neša, bet nėra tos veiklos, kokios aš norėčiau. Tam, kad įvyktų postumis ir judėjimas, mes pavaizduojam judėjimą, piešdami dar vieną kvadratą, taip, tokį kaip rombą.
Ir va šita vat figūra dabar tokia gausis aštuoniakampė, bet dviejų kvadratų tokia sankirta. Jinai jau vaizduoja judėjimą. Pasižiūrėkite, kaip pasikeitė iš karto šito kvadrato visas įspūdis, ne? Aš lygiai tą patį darau tam rombui. Ir aš dabar jau pademonstravau šito kvadrato judėjimą. Reiškia, šitas kvadratas jau juda. Ir va tas judėjimas, jis užsifiksuoja mano įspūdžių neuronų šitame sankirtose, ar ne, užsifiksuoja pas mane jau smegenyse. Ir jūs žinote tikriausiai, kad jeigu kažkoks pas mus yra užfiksuotas vidinis jau įspūdis, įsitikinimas ar ten įtikėjimas, tai visą laiką taip ir būna, visą laiką taip mūsų pasąmonė stengiasi tą išpildyti. Tai taip jau veikia mūsų tie vidiniai kažkokie procesai, būtent taip pasąmoningi, o žinot, kad pasąmonė atsakinga už 95 ir daugiau procentų mūsų visos veiklos, viskas, kas vyksta su mumis. Ir dabar, kol aš čia dar kalbu, aš apvalinu, tai prasme sujungiu linijas, apvalindama kampučius. Jūs irgi tą patį padarykite, tai padarys piešinį labiau užbaigtą, labiau suharmonizuotą. Ir mano apvalinimai yra labai labai maži, tokie subtilūs, aš tiesiog taškučius tokius, tiesiog dedu kaip taškučius, ar ne. Tie apvalinimai atrodo turėtų būti labai subtilūs ir lengvi, nereikia ten taip labai daug apvalinti, nereikia tų linijų per daug ten apvedžioti, nes tuomet piešinys gaunasi pakankamai sunkus ir nelabai patrauklus. O mums patrauklumas, kaip žinote, neurografikoje yra labai svarbus, kad piešinys būtų ir patrauklus, ne tik tai, kad techniškai išpildytas teisingai, bet dar ir turėtų estetinę vertę. Tai va, mes dabar kūrėme tą estetinę vertę ir pakeliui dabar ieškome, dar galim paieškoti papildomų resursinių figūrų. Resursinės figūros tai yra tos, kurios mums padės būtent dar pagalba, kažkokia išorinė pagalba, ar kokia ten pagalba bebūtų, kokių resursų mums reikėtų, ar ne. Vat ateina tie resursai ir aš dabar matau, va čia jau apskritimo pradžią, matot, va čia pas mane. Ir mano akis jau tarsi tą apskritimą mato. Ir aš dabar jį tiesiog užbaigiu. Tai vat jeigu jūs matot jau kažkur tai perimetre, galbūt šalia kvadrato, galbūt nesvarbu kur, jeigu matot jau tokių papildomų figūrų, kurias akis jau pastebi, tai mes jas pavadinsim resursiniam figūrom ir jas reikia irgi nupiešti ir leiskite tiems resursam aktyvuotis. Jeigu nupiešia tokią figūrą, pavyzdžiui, apskritimą ir jisai viduje tuščias, tai įveskite keletą linijų, kad tuomet ta figūra, tas apskritimas, jisai bus aktyvuotas. Tai va, tai neurografikos piešime yra daug tokių niuansų, daug tokių kaip ir taisyklių. Iš tikrųjų, pats piešimas yra pakankamai intuityvus, bet po to mes pradedam žiūrėti ir pradedam jau naudotis tą neurografinę logiką, tam, kad piešinys būtų tinkamai užbaigtas, kad tas įspūdis būtų mums toks atitinkantis rezultatą, to, ko norime. Tai va, tai mes taip ir užbaigiam tą piešinį ir toliau čia galbūt jums reikės daugiau laiko, tai jūs galite sustabdyti šitą video ir dapiešti, paapvalinti. Bet kartais norisi tokį padaryti greitą piešimą, kartais nėra laiko sėdėti ir apvalinti ten ilgai, tai galima šitą piešimą irgi padaryti pakankamai greitai, nebūtinai viską suapvalinti, aš tai suapvalinčiau šituos abu kvadratus ir viduje maksimaliai kiek įmanoma tų linijų susikirtimų, jeigu dar yra papildomų figūrų. Aš dar norėčiau čia įnešti resursinių figūrų ir perimetre dar man labai svarbu, kad dalyvautų ir išoriniai resursai, čia ne tik vidiniai. Tai va, ir jau pradedat mąstyti, galvot vizualia tokia kalba. Vizualia neurografinė kalba pradedam jau mes galvot, mąstyti ir žiūriu, aha, va čia dar norėtųsi man vieno resurso ir čia žiūriu, jisai toks, galima dar įvesti vieną liniją, jisai harmoniškiau įsipaišys į visą tą
mano piešinį. Tuomet galima dar įvesti linijų, galite užbaigti visą piešinį. Mano tikslas šiandieną buvo parodyti tiesiog patį algoritmą jums duoti tokį labai svarbų. Tikrai dalinuosi labai tokiais veiksmingais savo piešimo elementais, kuriuos išsigryninau, kurie yra veiksmingi, ir paminėjau iš pradžių tą biogeometriją, kurią pradėjau domėtis ir integruoti su neurografiniu piešimu, nes biogeometrija, tai yra mūsų biolaukas, ar ne, mūsų kūnas, biologija, ir geometrija tai irgi yra geometrija, kaip jinai veikia mūsų biologiją. Tai vat yra toksai mokslas, jisai atėjęs iš Egipto, yra toks institutas Egipte, Kairo, kuris tyria senovės Egipto medicininės praktikas, ir jos visos buvo tokios kaip energetinės praktikos, ir įvairiais ten kitais būdais jie dar ten praktikavo. Žodžiu, yra institutas, kuris tyria tuos dalykus. Tai vat biogeometrija yra vienas iš tų dalykų, kuriuos jie tyria, kuriuos jie ten žiūri, matuoja kažkaip ten, žodžiu, turi savo visą mokslą, techniką, kaip tas viskas veikia. Yra knyga, galit labai daug informacijos gauti, jeigu norite, internete irgi. Bet mes integruojam, ką aš integruoju su neurografika, tai būtent pats principas biogeometrijos yra tas, kad jie ieško, kaip geometrija veikia energetinį, kokia yra energetinis laukas geometrijos, ar ne? Tai pavyzdžiui, kokį turi geometrinį, tai yra energetinį užtaisą kiekviena skirtinga geometrinė figūra, ar ten linija, ar panašiai. Tai vat biogeometrija būtent tai ir tyria. Ir kas įdomu, kad tokia figūra, jinai skaitosi biogeometriškai, skaitosi energetiškai aktyvi. Ir tai reiškia, kad čia yra jinai energetiškai aktyvi, tai reiškia, kad yra energetinis srautas teka, ar ne? Pavyzdžiui, yra tokių figūrų, kur energetinio srauto galbūt nėra, ir, arba jis kitoks, jisai nėra toks, kokio mums reikia. Bet būtent tokia figūra, taip apipavydalinta, jinai turi teisingą tą energetinį užtaisą, kuris iš tikrųjų veikiantis yra. Tai pavyzdžiui, netgi nusipiešus tokį piešinį, kažkur pasikabinus, jisai turi irgi savo to lauko kažkokį tai, nežinau, net dydį, ilgį, ar kaip ten sakyti, bet iš principo tai yra aktyvus energetinis vorteksas gaunasi, taip pasakyti. Ir jeigu mes jį sujungiame dar su savo konkrečia tema, su savo konkrečiom užduotim, tai būtent aktyvuojame tas konkrečias užduotis, tą savo sritį, tą, ką mes norime išjudinti, kam norime įlieti dar papildomų tokių resursų, papildomų užtaiso. Tai čia yra dėl to toks labai įdomus piešimas, ir ta bioenergetinis mokslas tikrai irgi yra pats labai įdomus, ir aš dar dalinsiuos papildomai dar įvairiais savo atradimais su neurografika. Ir manau, kad šitas jums dar pamačiau vieną tokį didžiulį, kažkodėl užsinorėjo dar vieno tokio didelio apskritimo. Ir kadangi jisai toks pusiau toks tuščias, tai aš čia dar įvesiu jame keletą linijų. Ir žiūrėkit, ta linija išeina gražiai netgi į išorę. Ir taip dalinasi piešinys, vis dauginasi tiksliau. Ką dabar užbaigiant kiekvieną piešinį, mes ką dar darom? Mes darom, palaukite, ką čia mes dar darom? Mes dar darom papildomas tas, užbaigiam pagal algoritmą bazinį ir užbaigiam tą liniją. Savo tokią ypatingą sinchronizacinę liniją, kadangi mes sujungiame visą šitą piešinį, apjungiame ir sujungiame su savo vidiniais procesais, ir vadinasi jinai lauko linija. Ir aš pasirinksiu tiesiog vieną iš tokių čia jau einančių linijų, ir aš ją dar tiesiog pastiprinsiu. Ką aš padarysiu, aš ją keletą kartų pravesiu, kad jinai būtų tokia ryškesnė, nes lauko linijos skaitosi šiek tiek storesnės, ryškesnės. Ir aš padauginsiu ją taip pat, jinai gaunasi ryškesnė negu kitos linijos.
Galima įvesti dar papildomai, padarysiu va tokią, va šitą liniją dar padarysiu kaip lauko liniją. Svarbu, kad lauko linija eitų nuo krašto iki krašto. Jinai tokia eina pakankamai didelė, turi didesnę, kaip pasakyti, savo tą tekėjimo srovę, ar kaip čia pasakyti, dėl to jinai storesnė ir dėl to mes piešime ją nuo krašto iki krašto, nes jinai, mes sakom neirografikoje, kad piešinio lapo kraštas, nes piešinys nesibaigia ties lapo kraštu. Tiesiog akis mūsų gali pamatyti dar piešinio pratesimą ir toliau ir dėl to mes va, tą pratesimą mes irgi dar sujungdami kraštą su kraštu piešiame lauko linijas būtent taip. Ir tuomet mes turime fiksacijos figūrą po lauko linijų. Ir čia fiksacijos figūra yra būtent va šitas aštuoniakampis, tai yra 2 kvadratų ta sankirta, ir aš tiesiog perimetrą aprėminsiu dar kartą tokią storesnę liniją ir tai bus mano fiksacijos figūra. Va, būtent šitie 8 kampai bus mano fiksacijos figūra. Ir tuomet piešinys baigtas, bet galima dar įvesti spalvą. Aš jau spalvos čia dabar neįvedinėsiu, bet galite įvesti spalvą, galite pabaigti nuspalvoti. Spalva tai yra tokia kaip ir emocinė išraiška ir jeigu jums norisi dar užfiksuoti ir savo emocinį foną šitam piešiniui, tai būtinai dar paspalvinkite, pratęskite savo piešinį, pasėdėkite su savo tema, pagvildenkite, kaip atrodo jūsų tema būtent jau po to, kai kažkas ten pajudėjo, į kurią pusę juda, kaip ten juda, žodžiu, kas gali jums padėti išjudinti kažkokius procesus toj savo temoj. Tai galite per spalvą, spalvodami dar gauti papildomų įžvalgų arba įdėti dar, sukurti dar papildomų įspūdžių savo temoje. Tai va, jeigu bus klausimų, dalinkitės piešiniais, rašykite ir geros jums dienos.